Pasiklausti laiko prasme. Bet dabar kaip ir gali apsispręsti, ar sutinka, kad valstybė išpirktų, ar pasilieka nuosavybei. Gerai, tarkim, nutariau, kad protėvių žemė, daug darbo įdėta, norim, kad liktų. Atėjo 2030-ieji, pradėjo veikti poligonas, matau, kad nevyksta mano verslas, nėra gyvenimo, pasikeitė aplinka. Ar bus tada galimybė pasakyti, žiūrėkit valstybė, gal norit pasimti ir šitą gabaliuką? Taip, ačiū labai. Pulkininkė leitenantė. Aš dar vieną klausimą po to turėsiu, bet pirmąją šitą atsakykit. Tikrai sudarysim galimybės, nes kiekvieno lopinėlio ar sklypo pridėjimo, žinoma, tai reikės eiti vėl tą patį žingsnį į Seimą, tai įstatymo praplėtimas, bet tai būtų jau ne įstatymų kūrimas, bet tiesiog korekcija pridedant tam tikrą. Tai tikrai galimybė bus. Aš gal visgi, kadangi esu ir pats Seimo narys ir gerbiama tarybos narė, jūs neatsakinėkite, ar bus ar nebus, nes mes čia dabar esame diskusijai. Ir kaip mes sutarsime kartu su visa bendruomenė, taip ir galėsime elgtis. Čia mesgi visi esame savo šalies piliečiai, teisingai. Tai šiai dienai geltoni taškiukai nuo raudonų taškiukų skiriasi tuo, kad raudoniem nėra galimybės, nes ten šaudoma bus. Geltoni mes girdėdami jūsų lūkesčius atliepiam tokias galimybės. Ir jeigu aš užsirašiau jūsų klausimą, kas būtų 2030 metais, jeigu jūs persigalvosite, aš manau, padiskutuosime ir nuspręsime, kiek tokių žmonių, kurie galvotų persigalvoti, ar galime kažkaip tai įsivertinti ir panašiai. Nepriimkim kardinalių sprendimų šiai dienai, nes mes esame diskusijoje dabar.